Sveiki, tamstos. Kalnas siuntų šiandien. Taigi, dirbam, netinginiaujam. Daug visokių mažyčių. Taigi, reiks patibėti. Tokie visas neregistruotas bei siuntos. Labai kiniečiai mėgsta siūsti tokias mažas, kaip sakant, neregistruotas. Kokie veisliukai. Čia vaikam pirštų rodyti. Tokie gyvūnėliai. Prikolina. Kokie. Ką mes čia turim? Drambliukas. Panašu, ar čia peliukas iš vis, net neaišku. Pagal dydį. Tokie va. Faini. Tai turim visą gyvūnijos pasaulyje čia. Miškiukai visokie, pandos, kas čia dar, levuška, varlytė, drambliukas ir šuniukas, ir ančiukas čia toksai spukuotas. Kas čia dar? Ir toksai, kaip čia tas vadinasi, begemotas. Begemotas. Kokie. Šiandien padarai video. Krūtai, fainai. Važiam toliau. Taip, čia kažkoks undekliukas panašu. Kas yra? Jo, čia undekliukas yra. Matėt? Krūtai. 100 litų dekliukas. Tai mano ant T7 turėtų eiti. Šiaip tai toksai kietas labai iš tikrųjų, kokybiškos plasmasės. Prisimint, litą galite užsisakyti iš Kinijos, lietuvišką pinigą. Taip, kietai. Fain, reiks bandyt, pažiūrėsim ar eina. Žiūrim, ką dar turim. Taip. Aha. Čia yra geras daiktas, manau, pravers man tikrai. Kojam pasižiūrim. Čia toksai, gal matosi, matysite nuotrauko šiek tiek. Žodžiu, čia kabinasi ant maišytuvo, ant krano, paprastai lietuviškai, ant kriauklės krašto, taip užsikabina, žodžiu. Ir kabur čia galite dėti, tarkim, kempinės ar dar kažką, tai ką jums reikia iš tikrųjų tokio, nes visą laiką, kaip sakant, kempinės susvaliojasi, neturi kur savo vietos. Tai tai tokį susimeti savo ir viskas. Labai patogu. Tai turėtų eiti iš tikrųjų šitas daiktas. Pakankamai patogiai. Taip, važiuojam toliau. Kas čia? Balionas. Balioną turim. Kokį dabar balioną turim. Geras, čia tik praeitam video dariau. Irgi gavau tokį patį balioną. Ir žmona yra užsakėm vienodus. Mano gražiau supakuotas. Tai toks pats padirmėnas. Turėsim 2. Reiks padovanot kažkam vieną. Daugiau nesigilinsim stipriau. Taip. Ką čia dar turim? Mašinų dalis parašyta. Kas čia per mašinų dalis pas mus? Supakuota. Kokios čia mašinų dalis, jeigu čia lemputė. Tokia lemputė. Čia panašu, kad bus grau lempas vadinamas, auginimo lempa. Gal aš pabandau iškart parodyti maždaug kaip tai atrodo. Įsuksim. Ir iš karto pasibandysim, kokį galingumą duoda, nes dažnai labai kiniečiai iš tikrųjų, kaip sakant, šiek tiek bando padurti. Parašo, kad ten tarkim 8 ar 10 vatų lemputė, čia berotingai gal 20, užsakinėjau, iš kur reiks pasitikrinti. Kiek ten pas mane parašyta. Bet labai dažnai tiesiog būna iš tikrųjų 2 ar 3 mažiau galingumas. O tą labai sunku patikrinti. O aš parodysiu, tai jos kaip ir aš tikrinu. Turiu aš tokį daikčiuką. Nusipirkau irgi iš AliExpreso. Ir dariau apžvalgojau.
Tai va, pasijungiam. Mes čia tiesiog lempą tą. Šitas eina į prailgintuvo rozetę. Va, dabar rašo 0 vatų. Įsukam šitą lemputę. Va, parodysiu taip to pačiu kaip ir šviečia. Ir įjungiam. Va, pasidaro tokia šviesa. Na ir matom, kad pas mus įspaudžia 8,4 vatą. Pasižiūrėsiu, aišku, buvo, bet kiek pamenu, man atrodo, buvo 16 ar 20 kažkas tai tokio. Žodžiu, dvigubai mažiau. Taigi tokiu atveju atidaro disputą, sakot, kad išdūrė ir jums grąžins pinigus. Viskas labai paprasta. Vat ir šitas video manais kaip įrodymas, kad jie yra nelabai teisingi. Taip, važiuojam toliau. Aha, ką mes čia turim? Čia tiesiog buteliukas sprėjim. Neatsimenu net kam pirkau aš čia. Kažką reikėjo papūšti. Ar kvepalam, ar kažkam tiesiog toksai va mini buteliukas su dangteliu. Va taip. Viskas paprasta ir aišku. Nieko čia daugiau parodyti. Va čia tada šitą. Ai, va, kas čia yra. O čia gerai, kad pasižiūrėjau, paskaičiau. Visai prisiminiau, ką aš užsakinėjau. Iš tikrųjų labai lėtai mane grąžino pinigus. Jau čia prieš kokius 3 mėnesius užsakinėjau. Čia reikia įpilti, kaip rašosi, 15 ml vandens. Ir čia pasidarys skystis nuo rasojimo. Tarkim, akinius pasipurkšti ar kažką tokio, kad ta vieta, kad nerasotų. Būtinai išbandysiu, rašykit komentuose, jeigu įdomu rezultatas, ar pavyko ar nepavyko, ar verta pirkti. Greitų laiko pasibandysiu ir duosiu žinoti. Įdomus daiktas labai. Taip, ir dar viena siuntikė. Jau kažkuriam video senam rodžiau. Jau trečias mano šitas maišytuvo angalis, krano angalis, taip sakant, lietuviškai. Va, jisai užsisuka ant maišytuvo galo, tiesiog. Ir pirmas dalykas, ką jisai daro, jisai padaro tokios srovės su burbuliukas, tai labai tauposi vanduo. Ir kitas dalykas, sukinėjasi, tas labai faina. Iš tikrųjų tokia, gali pasisukti srovę, kur reikia, tai labai dažnai naudoju tą. Ir kitas dalykas, o tai patraukus, pradeda daug čiurkšlių eiti iš šonus, taip, kaip lietus toksai pasidaro, toksai, žodžiu, irgi kartais praverčia. Tai va, toksai paprastas, kainuoja apie $1 su kapeikom, ten labai pigus iš tikrųjų. Ir jau gal 2 metus naudoju ir jokių problemų kol kas nebuvo. Čia aišku viskas plastikas, atrodo, kad nelaikys, bet laiko, dirba. Jau ant 2 kranų užsidėjau, tai dabar vat, nusipirkau vieną atsarginį, jau sulūžtų. Neužilgo, nes vienas pradėjo truputį sunkokai, o tai va sukinėtis po 2 metų. Tai turiu, kad gali kažkada nusprogti. Tai vat už $1 geriau pagalvojau atsisiųsiu ir turėsiu savo ramę galvą atsarginį. Va, įrina dar tokį būdantį. Papildomą. Tai va, tokie daiktai pas mumis šiandien. Dėkui, kad žiūrėjot, subscribykit kanalą. Linkai, kaip visą laiką, į daiktus bus descriptione ir iki greito.